Kaip vaikai jaučiate šiandien? Gerai. Ar buvote praeitose stovyklose? Gerai. Patiko? Labai. Turim neeilinį žmogų, tai Arminą Jasikonį. Ir jo tėtį Rolandą. Treniruokite, sportuokite, o mes kaip federacija tikrai pasistengsime kuo daugiau tokių stovyklų daryti. Labą dieną visiems, labai smagu, kad jūsų tiek daug susirinko. O šiandien turėsim karštą dieną. Aplamai apie motokrosą norėčiau pasakyti, kad tai tikrai gražus sportas, tikrai vyriškas sportas. Ir, sakykime, tas sportas reikalauja daug indėlio, jeigu norint tapti geru sportininku. Ne, aš nekalbu apie Lietuvą, kad, sakykime, laimėti Lietuvos čempionatą taip pat turi būti labai stiprus tiek fiziškai, tiek techniniai dalykai turi būti nepriekaištingi, bet jeigu išeit kur nors toliau Europoje. Gal pas mane bus labiau pažengusi ir tokie mažesni. Stabdot, stengiatės stabdyti, atsistoju, žiūrit į priekį, išeinat iš posūkio kelias, žiūrit kur kitas posūkis. O akceleruojatės, duodat gazą, einat stabdyti. Sėdat, stengiatės sėdti tik tai prie žymeklio. Žymeklio šitą kugelį. Sėda, gazas! Duodat priekin, stabdotės, atsitraukit. Stengiatės abudu stabdžius, okei? Davai, go! Kelį atgal. Galva priekin, du ratai. Nebus lengva. Reikia treniruotis. Reikia treniruotis sunkiausiai treniruotėse, kad jeigu nuvažiuosi į varžybas, tai tenais tada jau mokėsi važiuoti. Nes kai nuvažiuosi į varžybas ir nemokėsi, tai bus, kas čia, kaip čia važiuoti ir didelis stresas labai bus. Jūs turit visą laiką skaityti trasą ir visą laiką žingsnių prieki būti su gazu. Nes kaip tik žingsnių vienu vėliau būsit, taip ir prasidės visas klaidas. Stabdyti reikia. Traukit. O kodėl nebandai tai daryti važiuodami? Reiškia, tavo šita treniruotė nieko nereiškia. Praėjot posūkį taip pat, stabdotės atsistoja. Praeinat posūkį ten taip pat atsistoja. Net ir trumposios karpose, kur nedaug, nereikia atsistoti. Priverskit dar stoti, ne? Motokrose yra labai svarbus dalykas, tai riedėjimas. Nesusistabdyti, bet palikti riedėti motociklą dideliu greičiu. Tada visai kitaip trasa važiuojasi. Nes kai jūs atsisėdat ir su galiniu stabdžiu pastabdot, jūsų variklis užsiblokuoja ir turi iš naujo suktis visas, gaunas nuo žemų apsukų. Ir tada ta amortizacija iš vis kitaip dirba per tos duodas, jį tiesiog nedirba. O kai tu palieki tiesiog riedėti dideliu greičiu motociklą, iš karto kitos pėdsakas. Tai ir sakau, kad atsisėdus nėra gerai stabdyti galiniu stabdžiu. Priekiniu, jeigu kur nors vežė ar bortas ar kažkas, galit pareguliuoti su priekiniu stabdžiu, bet ne su galiniu. Galiniu nepasiūlyčiau. Aš tik siūlysiu šitą. Šiandien aš tik siūlysiu jum, nes galų gale
jūs patys sprendžiat, kaip norit važiuoti, ant kiek norit ir kaip norit važiuoti. Tai aš sakau, kad nėra gerai atsisėdus labai stabdyti, tam tikrose situacijose reikia, žinoma, bet šiaip sėdam, koja turėtų nueiti nuo stabdžio. Ateina dar. Ei, greičiau! Labai tikiai savęs. Ir dar rankas į viršų dabar visi. Mojuoja.